Sveiki, čia yra Lukas iš riedis.lt ir šiandien jums noriu pristatyti vienus populiariausių elektrinių triračių, kalbant apie vienviečius arba transformuojančius į didesnę sėdynę be stogo ir lygiai panašiomis funkcijomis su stogu. Mes labai gražiai pavadinome šios modelius, todėl kad juos užsakėme pagal savo užsakymą Ride E, mūsų naujasis prekinis ženklas. Lietuvos ir Europos rinkai kūrėme sertifikuotus aukštesnės kokybės produktus. Taigi, Amber, gintaras, labai geras kokybiškas modelis pasižymintis, labai daugybę privalumų lyginant su konkurenciniais, galbūt panašiais iš išvaizdos modeliais. Pirmas dalykas. Pavyzdžiui, priekinis krepšiukas, į kurį galite susidėti daiktus, turi ir puikią skylutę jūsų gėrimui. Šis Ride E Amber modelis pasižymi tuo, kad jis yra 1000 W variklio, kaip ir M20R, 20 Ah švino baterijos, aišku, su galimybei bet kurį transportą įstatyti ir ličio baterijos, jeigu jums to reikia, nors mažai kas taip daro, bet kam reikia, tam reikia. O mes padarome, mūsų servisas tai padaro. Jis turi europinį EEC sertifikatą, taip pat kaip ir šis modelis Nemo. Žuviukas Nemo su stogu toks atrodo kaip tikras žuviukas Nemo. Jie turi sertifikatą, taigi jeigu kažkada atsiras registracija savivaldybėje, kaip Lenkijoje ir Rumunijoje, supaprastinta registracija, ar kaip Vokietijoje draudimo reikės pasidaryti ir ten gaunate registraciją, kai kur yra reikalaujami šie sertifikatai. Mes pasirūpiname, kad dauguma Ride E transportų turėtų šiuos sertifikatus. Tai reiškia, kaip motoroleris, kaip automobilis galės būti užregistruotas, jeigu to kažkada prireiks. Taigi dabar tos sertifikatus pasidedam į stalčių, nes tai yra 1 kW, 25 greitis, neviršė parametrų ir galime funkcionaliai važinėti ir džiaugtis gyvenimu. Amber modelyje sumontuotas yra kokia naujovė? Avarinis. Ar matėt kada nors elektrinį triratį su avarinio mygtuku? Pas mus tokių yra netgi 2. Amber ir Mingo modelis. Mingo tai yra dvivietis toks su krovininiu gale skyriumi pasidarančiu arba sėdynė antra, kaip jums patogiau. Šis modelis pasižymi hidrauliniais stabdžiais. Priekiniai hidrauliniai stabdžiai, reiškia, jie yra ypatingai tvirti, efektyvūs ir saugus. Jūsų saugumas yra svarbiausia. Greitis iki 25, taip pat įmontavome USB jungtį kartu su kompasu. Taigi net nuklydę į miško gilumą, jūs žinosite, kurioje pusėje yra šiaurė, kurioje pietus, kurioje rytai ir vakarai. Jeigu bus apsiniaukę, nes tikriausiai pagal Saulę visi mokam naudotis šią sistemą. Be abejo, yra posūkiai į kairę, į dešinę, taip pat garso signalas ir išmanus gražus displejus su Amber gražiu lietuvišku pavadinimu gintaras. Taigi, 3 greičio limitai į priekį ir atbulinis bėgis. Be abejo, gale stop žibintai ir galinė daiktadėžė. O šita sėdynė gali transformuotis ir pasidaryti į didesnę daiktadėžę, kuri yra čia, arba po apačią galime prieiti prie baterijų skyriaus. Ir šita sėdynė gali pasidaryti taip ir galima netgi pasivažiuoti kažkur sodyboje pas save dviese, pavežti vieną keleivį gale. Ir tai yra pakankamai patogu. Taigi modelis yra už labai gerą kainą. Visas sertifikuoti žibintai, viskas atitinka ES kokybės reikalavimus. Tiek stabdžiai, tiek žibintai, tiek elektronikos komponentai. Ir gale mes turime vieną dar daiktadėžę, kuri atsirakina rakteliu. Taigi čia gali būti svarbesni daiktai. Šiuo atveju čia turime sertifikatą, turime įkroviklį su dėžutė ir turime veidrodėlius, kuriuos tarp kitko reikia ir uždėti. Kaip tik parodysiu, kaip lengvai užsideda veidrodėliai ant elektrinių triračių. Jeigu netyčia sudužo, visada riedis.lt turi absoliučiai visas detalės savo parduodamiems transportams, ypač naujajam Ride E prekiniui ženklui. Ride E tai yra važiuok elektra. Benzino, dizelio, reaktyvinio kuro ar vandenilio pas mus nerasite. Viskas yra elektra. Litis, švinas, ličio polimerai ir panašiai. Ten mes esame specialiai
specialistai jau daugiau nei 10 metų, todėl žmonės ir mėgsta pirkti elektrinį transportą iš riedis.lt, elektrinių transportų ekspertų, elektrinių transportų sostinės ir taip toliau. Prisukome vidrodelius, dabar galime atsisėsti, pasireguliuoti, kaip mums labiausiai tinka ir pirmin. Beje, rankinis stabdis yra tik tiek kairėje rankenėlėje, tiek dešinėje hidraulinėje. Čia matome hidraulinį stabdžių skystį, ar viskas gerai, ar jis neišbėgo. Dar koks yra šio modelio pliusas, turime instaliavę tiek Amber, tiek Largo, tiek Mingo modeliams vairo užraktą. Tai jeigu norite tikrai įsitikinti, kad jūsų transporto niekas nenustumtų niekur, tai vairas yra užrakintas ir mes jį net bandydami stumti. Aišku, prieš tai mes, jeigu einame į parduotuvę, jungiam signalizaciją ir jeigu kas nors bandys stumti, tarkim, į tą pusę reikia važiuoti, niekaip negalės, pakelti sunku, transportas pradės pypsėti dar labiau ir viskas. Pypsi, mirksi, rašo Amber, žmonės įsigas. Galvos, čia gintaro pilna prikrauta, toj privažiuos policija, viskas bus saugiai labai ir niekas negalės pasikrauti telefono irgi taip pat, kai transportas yra išjungtas. Gaunate dovanų visą laiką Ride raktų pakabukus, vienos ar kitos rūšies, galiniai stabdžiai, galinės šviesos, viskas yra aukščiausios klasės, sertifikuota pagal ES reikalavimus, taigi šis transportas yra dėl to ypatingai labai populiarus. Na ką, atsirakinam signalizaciją, pip ir išbandom Amber modelį. Ride Amber. Galios daug, tikrai. Oho. Atbulinių pabandom pavažiuoti. Pypsim. Pažiūrim, ar atbulinių važiuoja į rampą. Jokių problemų. Ir nerieda, kas svarbiausia, nerieda. Pats. Toks protingas transportas. Įjungiame. Dabar pirmą įjungsiu, biškį lėčiau, posūkį, signalas, pip, ir važiuojam pirmin. Pabandysime dabar greičio daugiau ir ant pirmo, jis jėgos turi. Ta prasme, 1 kW, bet didelė srovė kontrolerio. Mes specialiai visą laiką gamyklų prašome, kad padidintų kontrolerio srovę. Patogu, lengvai vairuojasi, lengvas apsisukimo kampas, super modelis, Ride Amber ir dar turi tokį stikliuką nuo saulės. Taigi, užsišnekėjome apie Ride Amber, dabar pasižiūrėkime Nemo. Labai gražus priekis, specialiai rinkome dizainą, kad būtų ledinės lempos, baltos, gražios, naujoviškos. Jeigu reikia, turime ir ilgas šviesas, galima net ir pamirksėti, ar ne? Tuomet posūkiai, žinoma, štai čia priekyje, štai čia gale, o iš esmės centrinė dalis tokia pati yra. Sėdynė irgi slankėjasi, taip pat yra daiktadėžė viduje, galima pasidaryti antrą sėdimo vietą. Atsisėdus vietos kaip tik, net mūsų kolega 2 metrų beveik atsisėdo ir netikėtai sako, užtenka vietos. Nemo modelis yra išrinktas iš daugybės panašių variantų. Tačiau su visais sertifikatais 1000 W galios 25 km/h greitis yra, manau, kad tik tai pas mus. Mes patys tą sertifikavomės šį transportą, o tai kainuoja didelius pinigus. Todėl gali būti, kad kitur, kad būtų ir sertifikuotas visas produktas ir 1000 W 25 greitis galite nerasti tiesiog. Važiavimo malonumas taip pat yra labai geras. Priekį, atbulinis. 1, 2, 3 greičio režimas ir parkingas. Kai parkingas nusispaudžia, tai tuomet nevažiuoja transportas. Kai jūs nieko nedarote, po kelių sekundžių visuose naujuose transportuose įsijungia P raidė, tai yra parkingas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad netyčia paspaudus gazo jis nenuvažiuos. Tiek Amber modelis, tiek Nemo, tiek Mingo, tiek Largo, tiek kiti mūsų naujieji elektriniai transportai, krovininiai transportai tą technologiją jau turi. Lygiai taip pat tai reiškia, kad jį sunku pastumti atgal. Jeigu jūs važiuojate į įkalnę ir sustojate, jis praktiškai neriedės atgal. Labai saugios technologijos, atnaujintos naujausios 2026 metų sezonui paruošta viskas. Na, o jeigu lietus lyja ir pučia vėjas, norite apsisaugoti, tam mes papildomai siūlome įsigyti Ride firminį tentą būtent šiam modeliui.
Nemo modelio tentas yra puikia galimybė apsisaugoti tiek nuo vėjo, tiek nuo lietaus. Dabar pademonstruosiu, kaip tai atrodo. Čia yra tento duris, čia yra tento langas. Galima jį atsidaryti ir užsikelti į viršų. Pasidedam raktelius. Va štai taip galima pasidaryti. Čia užsifiksuoti mes turime prapūtimą. Taip, ar ne tinkliukas. Dabar pabandysiu atsisėsti. Įlipame į transportą. Tentas turi ir apačioje įvairias guminius laikiklius ir šonai visi prisiklijuoja, viršus prisiklijuoja. Čia mes uždėjome tiesiog filmavimui parodyti, tai labai stipriai jo nepritvirtinome. Ir štai dabar jau man šilta, gera, smagu, pamirksiu jum lempom, labą dieną. Ir 1, 2, 3, pirmin, važiuojam. Super, wow, ole kaip patogu. Pažiūrim, ar įmanoma apsisukti šitam transportų, šitose pinklėse elektrinių transportų. Jungiam atbulinį. Pabandysim įlipti. Štai taip ir apsisukom. Super, o jeigu lyja lietus, dirba valytuvas. Taigi, jeigu norite pamatyti Nemo modelį, Amber modelį, Largo, Mingo, MS03, H650, Evio Evox motorolerius mūsų naujuosius. Taip pat elektrinius chopperius. Atvykite į mūsų internetinius namus www.riedis.lt. Tai labai lengva padaryti. O jeigu norite atvykti į mūsų tikrus namus, mes jūsų laukiame Kalvarijų gatvė 269 Vilniuje, mūsų elektrinio transporto salone. Na, o jeigu turite klausimų, nedvejojant, mums rašykite labas@riedis.lt dėl detalių ar servizo, servisas@riedis.lt. O jeigu norite paskambinti, tiesiog taip ir padarykite 0633 77 888. Jums belieka tik tai nusivaryti transportą nuo paletės arba atvežame su savo transportu ir iškrauname pas jūs, įsijungti, paspausti gazą ir važiuoti. Na, visose elektrinėse transportuose mes dar įmontuojame ir elektros automatukus, tai yra elektros skirtiklius, kuriuos tiesiog, jeigu ilgai transportą nenaudokite, jie yra šiuo atveju už centrinės daiktadėžės, tiek ten, tai tiesiog juos jūs turite išjungti, kad signalizacijos imtuvas neieškotų pultelio paspaudimo. Nes jeigu jūs paliksite išjungtą transportą, bet neišjungtos elektros, visą laiką signalizacija kažkiek jį iškraudinės ir pusę metų palikus taip nekrautą transportą, jo baterijos tiesiog suges. O tai jau yra vartotojo nepriežiūra. Kad taip neįvyktų, mes pridedame lietuviškas instrukcijas, kuriuose aiškiai parašome tai, ką jums reikia žinoti, tai, ką mes daugiau nei per 10 metų patirties supratome, ką vis dėlto reikia klientams priminti, kad viskas būtų gerai ir paprastai. Na, o mes džiaugiamės, kad pagaminome puikius elektrinius triračius su stogu, be stogo, kurie padės jums keliauti į darbą, į bažnyčią, į sodą, o galbūt tiesiog pramoginiais tikslais praleisti gerai šiltas vasaros, pavasario ar rudens dienas. Tai buvo Lukas iš riedis.lt. Ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą apie Ride Amber ir Ride Nemo. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų video. Iki! Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.